Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Teisiojo takas tiesus, tu išlygini teisiojo taką. Net ir į teismą tau einant, tavim mes vilėmės viešpatie. Trokšta mūsų sielos šlovint tavo vardą. Tavęs mano siela ilgisi naktį, manoji dvasia tavęs ilgisi rytą. Tavęs mano siela ilgisi naktį, kai tavo sprendimai ateis į žemę, pasaulio gyventojai išmoks teisingumo. Viešpatie, tugi suteiksi mums taiką. Tu mums ir lig šiol padarydavai visą. Mes šaukime viešpatie, tavo bausmės spaudžiami, kai kentėjome skaudžiai tavo pliekiami. Kaip nėščia moteris atėjus jos valandai raitosi, šaukė dėl savo skausmų, taip ir mes atrodėme viešpatie tavo akivaizdoj. Nėšti mes buvome, sopuliuose gulėjom, o kai pagimdėm, te buvo tik vėjas. Nesukūrėme šaliai gerovės, nebuvo pagimdytas nė vienas šalies gyventojas. O tavo mirusieji atgis, lavonai prisikels, gyvenantys dulkėse atbus ir džiūgaus. Nes tavo rasa tai gyvybė ir šviesa, velionius žemė gražins. Tai Dievo žodis. Viešpats iš dangaus pažiūrėjo žemėn. Viešpatie, tu per amžius gyvuoji, tavo į vardą kartos vis mini, kilk į pagalbą, Sijonui būk gailestingas, metas pasigailėti. Tavo tarnams jo akmenys meilūs, liūdim prie jo degėsių. Viešpats iš dangaus pasižiūrėjo žemėn. Gerbs tavo viešpatie vardą, pagonys, tavo didybę pasaulio valdovai, kai atstatys viešpats Jeruzalės miestą ir su savo didžia šlove pasirodys. Vargšų maldų jis klausysis, jų prašymų jis nepaniekins. Viešpats iš dangaus pažiūrėjo žemėn. Bus parašyta ateinančiai kartai ir nauji žmonės viešpatį garbins. Pažvelgė viešpats iš aukštojo sosto, pažiūrėjo iš dangaus žemėn, aimanas išgirdo belaisvių, pasmerktus mirt išvadavo. Viešpats iš dangaus pažiūrėjo žemėn. Alleluja, alleluja, alleluja. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu, sako viešpats. Iš Evangelijos pagal Matą. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Šiandienos Evangelija, kuri paliečia mus ir įprasmina mūsų šiandieną, atidengia ir mūsų tikrovę, parodo mums kryptį, išreiškia savo artumą ir leidžia patirti didžiausią vidinę ramybę, širdies ramybę. Kodėl? Dėl to, kad mes kiekvienas esame kasdien apsupti mūsų supančios tikrovės ir džiaugsmų, kurie leidžia mums ir krykštauti, ir vargų, problemų, kurios mus tarsi savotiškai viduje uždaro. Ir mes turbūt kiekvienas asmeniškai elgiamės. Vienokių ir kitokių problemų iššūkyje užsidarome. Džiaugsme atrodo peržengėme net savo galimybių ribas. Žmogaus tikrumas. Taigi patirdami vienas ar kitas patirtis mes reaguojame. Turėdami problemų užsidarome. Kartais nenorime parodyti savo silpnumo. Manome, kad gebame sutvarkyti patys, išlaukiame, kol sunkus momentas praeis. Kartais tai suveikia, savotiška gyvenimo audra praeina. Grįžtame tarsi savo normalų kasdieninį gyvenimą. Tačiau būna akimirkų, kai sunkus momentai mus lydi ilgiau. Kai net kartais patirdami džiaugsmo akimirkas mes
taip pat išsigąstame ir susigūžtame. Jeigu dabar kažkas pasisekė, taip džiaugiuosi, turbūt ne prieš gerą. Kai situacijos tampa sunkesnės, o sprendimo paieška dar painesnė, viskas iš tikrųjų susivelia į labai didžiulę painiavą. Taip, tada mes dažnai priekaištaujame Dievui, kad Jis mūsų neišgelbsti, neišsprendžia sunkumų, tyli, nepadeda, nekreipia dėmesio, apleidžia. Labai norisi tikėti, jog Dievas turi išgelbėti apčiuopiamai, apsaugoti, nes jeigu tikrai aš jam rūpiu, negaliu patirti nepatogumų, sielvartų, negaliu kentėti. Tarsi tikėjimas yra nesibaigianti sėkmė, malda į Dievą tai nesibaigiančių stebuklų praardytas krepšelis, o kryželis ant kaklo ar piligriminė kelionė ar atlaidų malonė, tai tada išspręstų visų rūpesčių ir problemų sprendinys. Ne. Viešpats mums pažadėjo gyvenime misiją, bet nesėkmę. Jis mums įdavė įrankius skelbti Evangeliją ir būti kartu su juo. Jei mane persekioja, jūs persekios. Jei ištversite su manimi iki galo, laimėsite gyvenimą. Visą tai Viešpats mums dar kartą primena, kad atėjimas į pasaulį jam buvo tam, kad jis nugalėtų jame esantį blogį, nugalėtų nuodėmę, nugalėtų mirtį, sugrąžintų žmogų į jam priklausančią vietą, į jo orumą, jį patį, į save patį, susigrąžintų kūrėją savo kūrinį. Siekdama savo tikslo, Jėzus niekada nenaudojo jėgos, bet Jono Krikštytojo liudijimu visuomet buvo atsidengęs kaip Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Avinėlis yra romumo simbolis. Ir Viešpats išliks romus net ir tuomet, kai blogis siautys visų savo smarkumu. Turbūt yra pirmoji nuostabi pamoka mums šiandieną klausantis Evangelijos. Kai blogis siautė visų smarkumu mūsų gyvenimuose, mūsų tikinčių žmonių gyvenimuose. Ar esame romus, ar esame ramus, ar esame išliekantys su savo Dievu, glaudžiamės prie jo. Kodėl? Nes Viešpats tikrai nesako, kad mūsų apsaugos nuo skausmo, kančios, nepatogumų, atmetimų, nesupratimo. Ne. Viešpats sako, jog bus kartu su mumis tose situacijose. Kartu su mumis. Nes jungą neša porą jaučių. Tik taip įmanomas veikimas ir darbas. Nes jei vienas atsisako dėti savo indėlį, neįmanomas rezultatas. Jėzus sako, kad jis yra kartu su mumis, bet taip pat ir mes turime įdėti savąjį indėlį. Ir kantrybę, ir kūrybiškumą, ir pastangas, ištikimybę, o svarbiausia pasitikėjimo Dievu indėlį. Viešpats byloja, kad jo buvimas kartu kai kuriais atvejais galbūt negalutinai išvaduos iš sunkumo, bet mūsų stiprins, atgaivins, suteiks galimybę matyti galutinai naujų žvilgsnių, atpažinti augimą, remtis jo tvirtumu ir pažadu. Šiandien Viešpats nuostabius kvietimus mums suteikia. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate, esate prislėgti naštų. Mes nevargstame taip, kaip vargsta daugybė žmonių pasaulyje, kur šiandien mes matome didelę bedarbystę, badaujančius vaikus, išnaudojamus prekyboje žmonės, matome keliaujančius ir ištremtus, mes matome dirbančius kasyklose ir kitus sunkius darbus. Kiek daug šeimų, vaikų savo kasdienybę net ir šiandien bandys kažkaip tai džiugiai praleisti karo zonose, mes iš tikrųjų nevargstame taip, kaip vargsta daugybė žmonių pasaulyje. Taip, mes vienaip ar kitaip patiriame ir sunkių dalykų, išorinių ir vidinių, kiekvienas iš mūsų. Jėzus kviečia susitikti ir kartu mokytis, ką reiškia Dievo meilė, ką reiškia laisvė ir džiaugsmas, kuriuos jis dovanoja, ką reiškia iš jo rankų ateinantis atleidimas. Nes be tokios patirties neįmanoma būti Jėzaus mokiniu.
Gal kartais būsiu kokio nors savo svajonių ar religinių taisyklių įkaitu. Imkite mano jungą, nes jis lengvas, našta lengva. Taip, lengvas jo jungas, bet vis tik jungas. Galime sakyti, jog jungas lengvas yra tai, kas mums labai tinkamas, nes Kristaus siūlomas jungas mums asmeniškai geriausiai pritaikytas. Kas tas yra jungas? Mes galime ieškoti daugybę įžvalgų, turbūt jos visos bus teisingos. Skaičiau vieną labai nuostabų sakinį, kad Jėzaus jungas yra Dievo švelnus apkabinimas mus per pečius ir ėjimas kartu su mumis per mūsų gyvenimo tikrovę. Taip, toks jungas yra lengvas. Dievo rankos apkabinančios mano pečius. Bet reikia, kad pečius ar aš atremčiau į tuos delnus. Jeigu įprastai jungas įkinko, prispaudžia ir išnaudoja, Jėzaus jungas, pats Jėzus, kiekvieno mūsų gyvenimą daro žmoniškesnį. Ne tik mūsų pačių, bet per mus ir aplinkinių. Mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies ir rasite savo sielai atgaivą. Tai nuostabus priminimas, nuostabus padrasinimas, kad mes turime kiekvienas mokytis iš Jėzaus žmoniškai gyventi. Žmoniškai gyventi. Norint geriau pažinti Jėzų, gera skaityti šventą raštą. Įsigilinti, įsimastyti, kaip viešpats praleisdavo savo kasdienybę, kaip jis meldėsi tėvui, kaip jis patarnavo žmonėms, ką Jėzui reiškia tėvo valia, kaip suprato Jėzus savo misiją, kaip elgėsi su įvairiais sutinkamais žmonėmis, pagaliau kaip jis jautėsi kasdieną. Jėzus kviečia sekti juo, nesiūlo lengvų išeičių, bet visiškai patiki mums savo draugystę, artumą ir rankas uždėtas ant pečių. Jėzus sako mokytis iš jo romumo ir nuolankumo, vidinės tylos ir ramybės, mokytis iš jo išbūti kasdienybės situacijose, pakelti nepatogumus, su artimaisiais kylančias įtampas, savo ydas, silpnumus. Tai stipru ir reikalinga. Gal patogu turėti Dievą, kuris yra pagalbos tarnyba ir problemų sprendėjas, kurio tikslas, kad aš nepatirčiau sunkumų, nes aš jį tikiu ir aš jam meldžiuosi. Ne. Dievas nori turėti ryšį su manimi, nori turėti dalį mano gyvenime, nori būti dalimi to, kas man svarbu, kur aš dedu pastangas, kur aš kenčiu, kur aš augu, kur aš turiu tobulėti. Jis nori būti nesvetimas, nestebėtojas ar kažkoks tolimas, bet nors ir sprendėjas, bet tuo, kuris iš arti mato mano gyvenimą, mato mano sunkumus, kovas, pastangas ir kartu yra visame tame. Tai yra proga jungti su juo jo tikrovėje. Tokioje situacijoje, kurią šiandien girdėjome Evangelijoje, Jėzaus žodžiai mums atrodo vienintelis išsigelbėjimas. Teikia daug vilties. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Mes turime tą, kuris mumis rūpinasi. Mes turime tą, kuris gali mums padėti. Su juo mes turime savo išaušusią šiandieną. Homiliją sakė kunigas Ričardas Doveika.